Sveiki, aš esu Sandra Sitnikaitė, Vilniaus kolegijos sveikatos priežiūros bei agrotechnologijų fakultetų mokslo vadybininkė ir mano pagrindinis tikslas yra sinergizuoti mokslo potencialą, inovatyvias idėjas ir praktinį jų pritaikymą tiek visuomenės bei pramonės gerovei. Šiandien mūsų fakultetai iš tikrųjų aktyviai plėtoja 5 esmines mokslo kryptis. Sveikatos priežiūros fakultete koncentruojamės į visuomenės sveikatą bei modernę slaugą, o agrotechnologijų fakultete vystome pažangę agronomiją bei veterinariją. O cheminių tyrimų centre chemija yra integruojama į tvarius procesus ir pažangias maisto pramonės technologijas bei inovatyvias dirvožemio tyrimo metodikas. Ši mokslo krypčių spektrą strategiškai papildo ir mūsų tyrimų bei praktinė bazė. Šioje srityje aktyviai veikia Gamtos bei želdinimo institutas bei eksperimentinis centras, tai yra VicoFlora. Ypatingą vietą užima mūsų moderni veterinarijos klinika, kuri atlieka plataus profilio veterinarinės paslaugas ir džiaugiasi tikrai gausiu klientų ratu. Svarbu pabrėžti, kad visa ši veikla yra realizuojama moderniose Vico laboratorijose. Sveikatos priežiūros fakultete veikia pažangios biomedicininės diagnostikos ir slaugos laboratorijos. Agritechnologijos fakultete yra naujai įrengtos cheminės, chromatografinės bei biocheminės analizės laboratorijos. Čia ne tik formuojami būsimų specialistų įgūdžiai, bet ir atliekami ir tikslūs užsakomieji tyrimai pramonės įmonėms bei gyventojams. Šių padalinių dėka taikomieji mokslai gauna tikrai stiprų praktinį pagrindą, o teorinės žinios virsta realiais, rinkoje pasiteisinusiais inovatyviais sprendimais. Kaip mokslo vadybininkė, aš koordinuoju šios taikomosius tyrimus ir skatinu tarptautinį bendradarbiavimą, mezgu tvirtus santykius ir ryšius su verslo sektoriumi. Tad siekdami šių tikslų labai vertiname tarp institucinę partnerystę ir siekiame aktyviai bendradarbiauti bendruose tyrimų projektuose, teikiant ekspertinės konsultacijas bei kartu kuriant tvarias inovacijas ateičiai. Tad labai dėkoju už jūsų dėmesį ir kviečiu kartu bendradarbiauti ateityje.